sensacija. Lietuvoje filmą sukūrė apie Tadą Blindą naują. Tipo kažkoks tai lietuvis razbainikėlis buvo. Nu, į ką jis ten prisirasbainina. Miške, sakė, vaikščiodavo su neplautu ir net trobos savo neturėjo. Tik tai va tokie gandai vaikšto, kad gerą pipelį jisai turėjo. Nu, tai turbūt ir šmirgeliodavo mergas. Nu, ir bešmirgeliodas mergas per tas pizdas visą, ką užsirasbainina ir pravarė. Nu, ir dar sakė, ateidavo į barą. O matomai, kai gerą pipelį turėjo, o ten dar gal su stačiu ir už kelnių, visi galvodavo, kad ten pistoletą užsitaisęs turi. Nu, ir bijodavo jo, nu, ir pildavo jam alaus uždyko. O tas gerdavo atsisėdė savo. Nu, bet jau kaip prigerdavo, matydavo, kad pipelis leidžias, tai taip pizdavo dioras iš to barą, kad žmonės už tą bajerį neužplaktų supratin jo. Nu, ir dar kažkokį draugelį, tipo čigoną turėjo, tas irgi ten narkomanėlis būdavo, tai apsirūkydavo žulės, nu, ir vaikšto visiems špygą rodydams, taukota špyga, bet šnek, kad liktais rimtai taukais būdavo ištepta. Nu, bet ten dar kiti žmonės sakė, matė, kaip už kampo nusismaukė, tai gal dar neaišku, gal ir su orgazmą ten išsitepęs rodydavo tą špygą. Ir rodydavo, juokdavos jiems pats. Nu, bet ant galų galą ant dozės pinigų nebeturėjo ir pasikorė čigonėlis. Nu, ir baigęs razbainikų žaiką. Nu, ir kur dabar tie razbainikai mirki šiok. Nu, bet iš dalies visai gal neblogi bachūrai buvo, nebijoja ponų rūrint. Rūrydavo ponus, plėždavo iš jų, ne kaip mes dabar. Nu, bet tai kas iš to, nuėjai į tą filmą, pažiūrėjai, grįžai namo, o ten šnai tau sąskaitą už vandenį. Atplėši, o ten kauodėgą nusiploviai, kad šūdą nuleidai, mokėk pinigus didžiausius. Ir rūrint toliau seims tavi, nu, į ką, kur tas Blinda sukūrė filmą, jie, sensacija. O jūs Blindą sukurkit, o, tai bus sensacija. Kokį, vat, mužikėlį nuo darbo biržos paimkit, bet jis gerai su čigonais sueitų. Nu, ir tie čigonai prigerint savo tų traleliuškų ratų ekstazį ir į Seimą paraganėti. Nu, ir Blinda kartu pasiėmęs maišą konkorėžių iš mišką nueitų. Nu, ir padret, tik įėjus iškart kaip jie, nežiūri, nėra išimties, visiems padret mum sąskaitas ir rūrint. Taip ir ten padret, ar tai registratūra, ar sekretorė, nesvarbu, ir rūra po konkorėžį iš to maišą. Šnai, iškart žinau klausimų. O pri čiom čia konkorėžį ir rūra, juk nei kalėdos, nei nauji metai. O prie to, kad Lietuvoj konkorėžių dahuja ir niekas jų nevok ir nieks jų neperk. O ko turim, tai ko jum į rūrą juos nesukišt. O tai būtų sensacija. O tiem kartobobeliam, tiem parmazonam būtų vieną kartą sensacija. O dabar, kur tas mūsų Blinda dabartinis? Turbūt pats Seime sėdž ir bijo iš ten išeit, kad jo neišrūintų. Nu, ir sukūrė sensaciją lietuviai. Mirk iš juoką sukūrė jie filmą, matai, apie kažkokį razbainiką.